Šiandien pinigų pulse kalbėsime apie tai, kodėl Starbucks logotipe esanti undinėlė turi tokius ilgus plaukus, kokiame užkampyje buvo sukurtas pirmasis Harley Davidson motociklas, kaip Colgate-Palmolive priverčia šypsotis ne tik savo pirkėjus, bet ir savo investuotojus, kokia įmonė sumažino dividendinius mokėjimus 89%, dėl ko liūdi uteniškiai ir kas verčia džiaugtis šiauliečius, iš kur atsirado ikoniškosios Adidas juostelės, naujasis Dieselgeistas ir daugybė kitų įdomių dalykų. Na, o prieš pradedant nuo visos komandos būsime dėkingi, jeigu mainais gausime iš tavęs like ir kad ir trumpą komentarą. Tai to užtruks tik kelias sekundės ir nieko nekainuos, o mūsų komandai ir video matomumui bei YouTube algoritmams reiškia labai daug. Ačiū už like, ačiū už komentarus, o kad nepraleistum kitų naujienų, spustelk subscribe mygtuką. O dabar pradėkime. Šiandienos pinigų pulso laidą pradėsime nuo kavos. Starbucks. Kas nėra girdėjęs apie didžiausią pasaulyje kavinių tinklą? O ar girdėjai kokios kavos? Tai yra, košės priverė ši įmonė per paskutinį ketvirtį. Visai neseniai paaiškėjo, kad bendrovės antrojo fiskalinio trimestro pajamos sumažėjo 2% iki 8,6 milijardų dolerių. 14% sumenko ir kompanijos pelnas vienai akcijai. Jis siekia 0,6 dolerio cento. Žinoma, tai ne tragedija. Esu matęs ir žymiai blogesnių nuopuolių. Visgi analitikai tikėjosi, jog Starbucksų pajamos sieks 9,1 milijardo dolerių, o EPS 80 centų vienai akcijai. Tai yra net 15% daugiau nei dabartinis rezultatas. Matomai šios prognozijos buvo iš kavos tirščių išburtos, nes bendrovė prašovė pro šalį pagal abu parametrus. Dar daugiau kartumo kavai pridėjo faktas, jog bendras klientų srautas sumažėjo 7%, o pardavimai pačiose parduotuvėse taip pat sumenko 3%. Starbucks vadovas tvirtina, kad dėl visko kaltos didėjančios kainos, kompanijos nesugebėjimas aptarnauti visą rytinę paklausą, bei šiaip prastėjančios ekonominės perspektyvos. Aš dar atkreipčiau dėmesį į tai, jog nuo rudens įmonė susiduria su nuolatiniu savo kavinių boikotavimu dėl tariamos paramos Izraeliui kare Gazos ruože. Viso to pasekmėje boikotą bendrovei paskelbė ir investuotojai. Rezultatų paskelbimo dieną Starbuckso akcijų kainos neišgelbėjo net dvigubo espreso šotukas. Beje, ar žinojai, kad Starbuckso darbuotojai turi labai griežtą aprangos kodą? Darbo metu ir keletą valandų prieš pamainą jiems yra draudžiama naudoti kvepalus, skutimosi locionus, kvapnius dezodorantus ir bet kokias kitas kvapas skleidžiančias priemonės. Paklausi kodėl? Nes kvapas turi įtakos mūsų geriamos kavos skoniui ir aromatui. Turiu įtarimą, jog įmonės dress kodo buvo priversta laikytis ir Starbuckso logotipe esanti undinė gundytoja. Originaliame ženkle sirena turėjo matomas krūtis ir tik vėliau jos buvo pridengtos plaukais. Konservatyvūs tie kavos mėgėjai, tiesa? Beje, kaip tau Starbuckso kava? Ar esi ragavęs? Ar patinka? Pakomentuok. Ko jau ko, o konservatyvumu tikrai nepasižymi kitos įmonės Harley Davidson klientai. Kaip ir Starbuckso atveju, šis amerikiečių motociklų gamintojas taip pat paskelbė baikerių ir investuotojų lūkesčius nepateisinusius rezultatus. Paskutinį ketvirtį kompanijos pelnas sumažėjo 3,3% lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu ir siekė 1,73 milijardus dolerių. Pelno prieaugio irgi neaptikta. Įmonė uždirbo viso labo 235 milijonus dolerių arba 23% mažiau nei pernai. Tiesa, analitikai manė, jog bus dar blogiau, tad kaip ir negali sakyti, kad lūkesčiai nepateisinti. Bet grįžkime prie skaičių. Nuo sausio pradžios kompanijos akcijos yra atpigusios beveik 7%. Jei prieš 5 metus būtum investavęs į šią įmonę 1000 žaliųjų, šiuo metu iš jų tau būtų likę 927 doleriai. Kita vertus, tam tikrą dalį savo investicijos būtum atmušęs dividendų pavidalu. Harlėjus jos pareigingai moka net 32 metus iš eilės. Šiuo metu dividendinis įmonės pajamingumas siekia 2%. Tiesa, paskutiniu metu naujų motociklų pardavimai krenta beveik po 1% kiekvienais metais. Tačiau aš siūlau nepamiršti, jog šis koncernas tikras išlikimo meistras. Įmonę starto lengvu tikrai nepavadinsi. Pirmasis Harleys buvo sukurtas itin kuklioje medinėje 10x15 metrų pastogėje. Be to didžiosios depresijos metu, kuomet motociklų pramonė buvo beveik sunaikinta, Harley Davidson buvo vienas iš 2 gamintojų sugebėjusių išgyventi ir išlaikyti daugmaž stabilę gamybos liniją. Jei nori sužinoti, kaip vadinosi antra motociklus gaminanti ir tarpukaryje išgyvenusi įmonė, spausk like ir subscribe mygtukus. Mūsų komanda tavo įsitraukimų džiaugiasi lygiai taip pat, kaip ir džiaugtųsi naujų ir blizgančių Harley motociklų savo kieme. Jei ir tu esi šios riaumojančios dviratės transporto priemonės fanas, siūlyčiau susimastyti apie Harley Davidson įmonės akcijų įsigijimą. Pats asmeniškai prisipirkčiau jos aktyvų kainą nukritus žemiau 30 dolerių už vienetą ribos. Na, o kol laukiame šio price dropo, nes video filmavimo dieną Harley Davidson akcijos kainuoja apie 34 dolerius. Siūlyčiau pasidomėti ir Ride Home akciją. Ir ne, tai nėra kažkokia nauja kompanija. Kalbame apie to paties Harley Davidson kas 5 metus organizuojama Harley Festą. Tai savotiška piligriminė baikerių kelionė į kompanijos motininį miestą Milwaukee, kurie dalyvavo tūkstančiai Harley Davidson entuziastų. Skamba kaip gan įspūdingas ir laukinis įvykis. Taip sakant, ride hard or stay home.
Jei jau prakalbame apie namus, beveik kiekvienose iš jų rasime ir dar vienos JAV įmonės Colgate-Palmolive produkcijos. Jeigu manimi netiki, patikėk statistiką, o jį bylojo, Colgate yra perkamiausias pasaulinis prekės ženklas. Jo produktus perka daugiau nei 50% namų ūkių visame pasaulyje. Nieko nuostabaus, jog šio plataus vartojimo prekių gamintojos akcijų kaina auga 30 paskutinių metų. Nuo metų pradžios Colgate'as jau pabrangęs beveik 8% ir labiau neįtikėtina, jog ši augimo tendencija išliks ir ateityje. Kodėl? Elementaru, Watsonai, kas dirba, tas ir uždirba, o uždirbti Colgate-Palmolive korporacija tikrai moka. Štai šviežiausioje kompanijos ketvirčio ataskaitoje matome vien tik žalias spalva šviečiančius skaičius. Grynasis bendrovės pelnas pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo net 83,6% iki $686 milijonų. Didėjo ir kompanijos pardavimų pajamos. Jos siekia beveik 5,1 milijardus baksų ir buvo 6% didesnės nei prieš metus. Skamba neblogai? Drįsčiau pasakyti, kad situacija yra dar geresnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ypač tau, kaip ir man, patinka dividendus mokančios įmonės. Čia Colgate'ui nėra lygiųjų. Beje, Colgate'o tikeris, jeigu norėtum ją surasti biržoje ir investuoti, yra CL. Savo investuotojus įmonė džiugina tiek, kiek mūsų laikai žmonės būna ir negyvena 60 metų iš eilės, kas leidžia drąsiai priskirti ją dividendinių karalių klubui. Beje, jei nežinai, taip vadinamos kompanijos mokančios ir nuosekliai didinčios savo dividendus 50 metų iš eilės. O kalbant apie dividendus, neperseniausiai viešai prieinamus padariau ir porą savo dividendinių portfelių. Vienas yra pavienių dividendinių akcijų, kitas yra dividendinių ETF. Nori pasižiūrėti, kaip man sekasi investuoti, kokias pozicijas turiu ir kiek gaunu dividendų ir galbūt turėti idėjų savo investiciniam portfeliui? Spausk nuorodą šio video aprašyme. Aš investuoju per Freedom24 ir mano portfeliai yra prieinami tik Freedom24 brokerio nariams. Tad jeigu dar neturi savo investicinės sąskaitos Freedom24 brokeryje, ją per 15 minučių nemokamai gali atsidaryti taip pat paspaudus ant nuorodos šio video aprašyme. Freedom24 yra brokeris, kurio paslaugomis naudojasi jau daugybę metų. Jis yra licencijuotas investavimo brokeris, kuris veikia ir turi sertifikavimą visoje Europoje, bei yra prižiūrimas institucijų iš ES ir JAV. Bet grįžkime prie Colgate-Palmolive kompanijos ir jos poreikių. Su jais įmonė tvarkosi išties gan kreatyviai. Štai pavyzdys. Pirmaisiais dantų pastos platinimo metais šis produktas buvo pardavinėjimas stikliniuose indeliuose. Po 23 metų Colgate vadovybė daėjo, kad stiklas gan brangus malonumas ir rinkai buvo pristatytas iki šiol neregėtas dalykas – sulankstomos tubelės. Reklamavo jas Colgate'as išties originaliai, naudodama šūkį. Negalėjome patobulinti tobalo gaminio? Tad pagerinome įpakavimą. Kaip matome, ši strategija nenuvylė. Lygiai taip pat kaip ir savo investuotojų kompanija nepaveda mokėdama nors ir neaukštus, bet itin stabilius dividendus. Šiuo metu gali tikėtis maždaug $2 dividendų vienai akcijai. Nereikia būti genijumi tam, kad suvokti, jog esant dabartiniai maždaug $91 kainai, dividendinis įmonės pajamingumas siekia apie 2%. Nedaug, bet šypsena vis tiek kelia. O kaip sako vienas pažįstamas odontologas, gyvenimas pernelyg trumpas, tad šypsokimės, kol dar turime dantis. Ko jau ko, o šypsenų ilgai nematysime kitos įmonės Leggett & Platt investuotojų veiduose. Ši Amerikos įmonė veikia įvairiose pramonės šakose, tokiuose kaip automobilių, kosmoso, reguliuojamų lovų ir baldų sektoriai. Štai ką aš vadinu tikrų veiklos diversifikavimu. Tiesa, ties tuo gerosios naujienos susijusios su šia įmonė ir baigėsi. Pirmame šių metų ketvirtyje kompanijos parduodamų prekių kiekis susitraukė 10%. Įmonės apyvarta taip pat buvo kuklesnė nei buvo tikėtasi. Jis siekia $1,1 milijardo. Visgi skandalingiausias dalykas šioje istorijoje tai faktas, kad bendrovė drastiškai nukirpo savo dividendinių mokėjimų dydį. Ir žodis drastiškai tai gan švelnus situacijos apibūdinimas – -89%. Nuo buvusių 46 centų iki graudžių 5 centų vienai akcijai. Tikras finansinis charakiris. Nieko nuostabaus, jog ašarą braukiantis investuotojai nuo metų pradžios jau atpigino šios kompanijos akcijų kainą 50%, o po tokių žinių galima tikėtis dar didesnės akcijų pigimo tendencijos. Belieka stebėti, kuo baigsis visa ši situacija. Arba laukti, kol Fed pagaliau pradės imtis taip visų laukimų veiksmų. Deja, tačiau gerų žinių šioje dimensijoje vis dar nėra. Gegužės 1 dieną įvykusime Fedo posėdėje palūkanos ir toliau nebuvo sumažintos, tad galimybių palengvinti savo skolų naštą Leggett & Platt įmonei vis dar teks palūkėti. Ar tik man atrodo, jog kalbos apie palūkanų mažinimą yra tik tai kalbos, kad nuraminti žmonės ir artimiausiu metu išgirsime naujus pasiteisinimus, kodėl palūkanos nėra mažinamos. Kokia tavo nuomonė apie palūkanas? Kaip manai, ar jas artimiausiu metu mažins ar vis dėlto paliks aukštumose? Pasidalink, kokias palūkanas už būsto paskolą ar automobilį moki šiai dienai ir ar tai stipriai kirto per kišenę. Sustabdyk trumpam video ir pasidalink komentaruose. Ačiū.
Geresnių laikų teks palaukti ir Utenos trikotažo gerbėjams. Ši tekstilės įmonių grupė visai neseniai paskelbė, jog pirmasis metų ketvirtis jiems, sakykim taip, nenusisekė. Per 3 mėnesius bendrovė patyrė beveik 1,5 milijono eurų nuostolį prieš mokesčius. Pamačius kompanijos apyvartos eilutę, išvis plaukai piestų pasistojo. Minus 48,6%, jei lyginsime su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šį ketvirtį įmonė realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už viso labo 3,1 milijono eurų. Ei, hebrytė, jūs ką, rūbus vien tik užsienyje perkat? Gerai, jūs čia ne prie ko. Savo skylėtą pasirodymą kompanija bando pateisinti infliaciją, palūkanų normomis, sezoniškumu, geopolitiniais neramumais, žodžiu kalti visi aplinkui, bet ne pati bendrovė. Dividendų gavimo tikimybė šios įmonės atveju taip pat panašiai į adatos paiešką šieno kupitoje. Jokių dividendinių mokėjimų kompanijos akcininkai nėra matę nuo 2019 metų. O ir šiais metais įmonė nusprendė nesimėtyti adatomis, šiuo atveju pinigais. Dividendų nebus ir taškas. Nenoromis peršasi išvada, jog 9 kartus pamatuok, 10 kirpk, patarlė Utenos trikotažo atveju įgauna naujus atspalvius. Kol uteniškiai liūdi dėl Utenos trikotažo nesėkmių, Saulės miesto gyventojai turi priežasčių šypsotis. Jų miesto pavadinimą nešiojantis Šiaulių bankas demonstruoja išties neblogus ketvirčio rezultatus. Per 3 pirmuosius šių metų mėnesius minėtas lietuviško kapitalo bankas užsikalė gražaus pinigo – 22 milijonus grynojo eurų pelno arba 17% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Vien tik grynųjų palūkanų pajamos augo 12% ir siekė beveik 40 milijonų eurų. Na, o nesidomintiems investavimo Lietuvoje galimybėmis norėčiau priminti, jog už 2023 bankas išmokėjo rekordinius dividendus. Tam jis skyrė 43% viso metinio įmonės grynojo pelno, išmokėjęs po 5 centus už akciją. Atrodytų skatikai, bet kai pagalvoja, kad paties Šiaulių banko akcijų kaina svyruoja ties 67 centų atbraila, gauni 7% siekianti dividendinį pajamingumą. Gan tosnus pasiūlymas, sakyčiau. Be to, kaip pažymi pačios kompanijos vadovybė įgyvendinti 2024-2029 metų strategiją, investuotojams bus siekiama generuoti didesnį 20% vidutinę metinę grąžą. Nu jo, skrudžiais jų tikrai nepavadinsi. Dar vienas gintas besidomintiems investavimo Lietuvoje galimybėmis. Iki gegužės 17 dienos vyksta Šiaulių banko obligacijų platinimas. Skelbiama, kad ši emisija prieinama ne tik profesionaliems bei instituciniams, bet ir mažmeniniams investuotojams, tokiems kaip tu ir aš. Tad jeigu turi nereikalingų eurų, gali 10 metų paskolinti juos Šiaulių bankui ir gauti 7,7% siekiančius metinės palūkanas. Belieka tikėtis, jog Šiaulių bankas neseks SEP ir Luminoro pėdomis ir nekompensuos šių palūkanų keldamas paslaugų įkainius. Taigi pasirinkimo, kaip uždirbti užgulinčius pinigus, o ne bukai juos laikyti be darbo sąstoje, šiai dienai tikrai daug. Nuo kol kostiumuoti bankininkai sėdi užsidarę savo ofisuose. Gintarai, tugi pats kostiumuotas kaip bankininkas. Ne, aš kaip tikras žinių vedėjas. Vokiečių pramonininkai kraunasi pinigus iš sportinę aprangą mėgstančių žmonių. Kalba eina ir apie didžiausią sportinės aprangos gamintoją Europoje – Adidas kompaniją. Beje, jeigu kažkas magišku būdu pasiųstų į nokautą jų amžiną konkurentą Nike, Adidas būtų stambiausia sportinių rūbų bendrovė ir visame pasaulyje. Nuo kol kas tenka tenkintis antrąją vietą. Visgi garbingas sidabro medalis nesutrukdė įmonei IT Phoenixas prisikelti iš pelenų. Priešingai nei pernai, kuomet pirmojo įmonės ketvirčio nuostoliai siekia 33 milijonus eurų, šiais metais Adidas įsigudrino uždirbti net 171 milijoną grynojo pelno per tą patį laikotarpį. 3,5% iki beveik 5,5 milijardo eurų didėjo ir kompanijos apyvarta. Beje, ar žinojai, kad šią įmonę kažkada įkūrė du broliai – Adolfas ir Rudolfas Dasleriai? Tiesa, laikui bėgant karštakošiai bavarai susipyko. Adis liko su Adidasu ir iš čia kilo ir kompanijos pavadinimas – jo slapyvardžio Adi ir pirmųjų 3 jo pavardės Dassler raidžių derinys. Na, o Rudolfo gyvenimas irgi nenuskriaudė. Jis įkūrė ne ką kitą, o Pumos kompaniją. Apie tai netgi yra sukurtas filmas Adidas versus Puma. Šeimos dėl prastų verslo genų tikrai neapkaltinsi, ane? Tiesa, ikoniškų 3 juostelių, be kurių neįsivaizduojamas ne vienas Adidaso produktas, idėja nepriklausė ne vienam iš šių brolių. Teisę naudoti šį prekės ženklą Adolfas įsigijo iš Suomijos batų prekės ženklo Karhu, sumokėjęs už tai 1600 eurų dabartiniais pinigais ir 2 butelius škotiško viskio. Sakyčiau, neblogas išėjo sandoris, ane? Juolab turint omenyje, kad mūsų dienomis viena Adidaso akcija kainuoja 227 eurus. Įmonės produkcija yra tokia populiari, kad pats Didžiosios Britanijos ministras neretai dėvi Sambos modelio sportbačius oficialių interviu metu. Bet tik dividendų mokėjimo plotmėje įmonė rodo gan nesportišką elgesį. Tai moka, tai nemoka, tai didina, tai nukerpa.
Šiuo metu kompanijos dividendinis pajamingumas siekia viso labo 0,3%. Tiesiog palyginimui, Nike dividendinis pajamingumas siekia 1,6%, Puma 1,81%, tad net ir šioje srityje Adidasui tenka griežti antruoju smuiku. Kita vertus, vokiečiai visur mėgsta būti pirmi – tiek sporte, tiek alaus gerimo festivaliuose, tiek automobilių pramonėje. Jei jau prakalbame apie ją, ar žinojai, kad būtent Vokietijos įmonė Continental tolimaisiais 1904 metais tapo pirmąją kompaniją pasaulyje pagaminusią padangas su grioveliais. Tiesa, šį mėnesį koncernas pats save įvairavo į finansinį griovį. Pasivažinėjimo duobėmis kaina nei daugiau, nei mažiau – -100 milijonų eurų. Būtent tokio dydžio baudą įmonei skyrė Vokietijos prokurorai. Bendrovė kaltinama tuo, jog leido savo darbuotojams sukčiauti. Na, net jei ir neleido, tai bent jau neužkirto tam kelio. Pasirodo, įmonėje dirbantys specialistai bandė apmulkinti aplinkosaugos ekspertus ir sukūrė visą sukčiavimo schemą, siekiant paslėpti dyzelinių varomų variklių išmetamųjų teršalų kiekį. Bendrovės gaminamuose variklių valdymo blokuose buvo diegiama programinė įranga, kuri leisdavo klastoti taršos duomenis. O nekšeliai, ką? Na, o pati kompanija barstusi galvą pelenais. Baudos net nebando ginčyti ir patyliukais džiaugiasi, kad ypatingos finansinės naštos šis dieselgeistas jiems nesukels. Kitaip ir būti negali. Vien tik pernai įmonės pelnas siekia 1,2 milijardo eurų, o pardavimų apimtis viršijo 41,5 milijardą. Bendra Continental rinkos kapitalizacija siekia 12 milijardų eurų, o pati įmonė yra 4. pagal dydį padangų gamintoja ir 3. pagal dydį automobilių tiekėja. Tad visiškai akivaizdu, kad menkutė 100 milijonų eurų baudelė šiam koncernui skaudės mažiau nei drambliui musės įkandimas. Dėl to Continentalis sėdi savo ramus ir nieko nedaro. O aš tau norėčiau pasakyti, kad nieko nedarimas ne visada geriausia išeitis. Prisiminus Dantę ir jo dieviškąją komediją, tamsiausios pragaro vietos rezervuotos tiems, kurie krizės metu laikosi neutraliteto. Ta pati galima pasakyti ir apie tavo finansinę gerovę. Jei išliksi neutralus, jos atžvilgiu ir nepradėsi rūpinti savo ateitimi, pasekmės gali būti tikrai skaudžios. Tad pradėk investuoti šiandien pat. O jeigu reikia pagalbos ir nori pasikonsultuoti, nepamiršk, jog visada gali užsukti į puslapį pociūnas.lt ir užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją. Ir aš ir mano komanda padėsime tau susigauti finansų pasaulyje. Ačiū, kad žiūrėjai Pinigų pulso savaitės naujienas. Jei šis turinys tau įdomus, spustelk like ir subscribe mygtukus. Jei turi minčių, kaip padaryti šios vaizdo įrašus dar įdomesniais, laukime visų tavo pasiūlymų komentaruose. Šiandien tiek. Atsisveikinu ir pasimatome sekmadienį kitame Pinigų pulso epizode. Iki!